Taip, tai, na, nebuvo taip, kad aš nuo pat vaikystės, nežinau, svajočiau, kad o jie tau būsiu vienuolė. Tokių minčių tikrai nebuvo ir ypač paauglystės metais tai apskritai žiūrėjau į visą bažnyčios gyvenimą kaip į tokią vieną didelę nesąmonę. Ir man atrodė, kad žmonės, kurie tiki, jie yra kažkokie, truputėlį vargšeliai tokie. Kažkas jiem čia gyvenime gal nepasisekė, gal jiem reikia kažkokio tai pastiprinimo, kažkokios stipresnės jėgos, kuri čia viską sutvarkytų. Žodžiu, tokį kritinį žvilgsnį turėjau ir taip pat maniau, kad žmonės, kurie yra bažnyčioj, tarnauja, kažką veikia bažnyčioj, jie tokie truputį apsimetėliai. Buvo viena tokia situacija, kai paauglystėj tiesiog kilo širdį noras savanorystėj. Galvoju, aš čia mokaus tokioj menininkų mokykloj, čia daug mes susitelkėm į kažkokius rezultatus, kaip čia kažkaip geriau pasirodyti, kaip čia kažkokį įspūdį apie save geresnį sukurti. Ir pasiekiau tokį tašką, kai supratau, kad noriu kažką ne tik į save tokio sukoncentruoto nuveikti, bet kažką kitiem padovanoti. Ir tada kilo mintis, kad šiaip faina būtų pasavanoriauti. Ir įsivaizduok. Po tos minties, sekančią dieną, gaunu kvietimą. Sako, klausyk, čia darysim tokią stovyklą vasaros, labai reikia savanorių. Gal tu gali prisidėti? Gerai, sako, o kokia čia stovykla? Čia tokia katalikiška, čia vaikų po pirmos komunijos, reiškia, stovykla. Galvoju, nesąmonė, aš tikrai nevažiuosiu į tą stovyklą, čia pirmos komunijos vaikų stovykla, čia su bažnyčia, aš nenoriu su ta chebra nieko bendro turėti, nes man čia nesąmonė kažkokia atrodo, ne? Bet kažkaip ta mintis manęs neapleido, nes galvoju, kokia nesąmonė. Dieną prieš tai aš suprantu, kad labai norėčiau savanoriauti, padovanoti savo laiką, savo dėmesį kitiems žmonėms, kažkaip taip prasmingai praleisti laiką. Ir sekančią dieną gaunu pasiūlymą labai konkretų ir sakau, soriuka, nenoriu, ne toks pasiūlymas, kokio aš čia gal tikėjausi. Ir tada galvoju, gerai, reikia važiuoti į tą stovyklą. Ir vis dėlto sutikau, prisijungiau prie visos tos komandos, ten tokia jaunimo grupelė buvo, kartu stovyklą organizavom ir prisimenu, kaip į tą stovyklą jau atvykau ir visai tai komandai taip, gana demonstratyviai pareiškiau, sakau, žinot, labai gerai viskas, ką jūs čia darote, gerbiu jūsų tikėjimą, viską, bet jūs, prie manęs nelįskit, nebandykit manęs čia kažkaip atversti, kažkuo čia mane įtikinti, aš čia atvažiuoju tiesiog dėl vaikų. Ir pirmas dalykas toks mano nuostabai buvo tas, kad tie žmonės sako, okei, gerai, prasme, tu atvažiavai dėl vaikų, tai būk dėl vaikų, viskas gerai, žodžiu, tikrai čia nelysim prie tavęs. Ir jie tikrai sąžiningai nelindo. Bet tos stovyklos metu turėjau tokį momentą, kai žinot, kai vyksta stovykla, tai daug visokio veiksmo, ne? Ten organizuoji vieną veiklą, tada reikia bėgti kitą greitai, žodžiu, ten mažai miego, mažai poilsio, daug veiksmo visokio. Ir aš irgi taip iš to tokio veiksmo, tokio išsisukimo bėgau iš vienos veiklos į kitą, tiesiog, nes ten kažką reikėjo paruošti, žodžiu, kažkokiai tai veiklai. Ir taip bebėgant tiesiog išgyvenau 2 dalykus, kurie mane labai, tiesiog iš vėžių išmušė. Vienas momentas patyriau, kad Dievas realiai yra. Ta patirtis tokia kaip, kaip pasakyti, tu susiduri su asmeniu ir tu supranti, kad jis yra. Kaip tu dabar prieš mane sėdė, ne? Tai yra akivaizdu, kad tu esi. Ne? Tai nebuvo taip, kad aš pamatyčiau, praregėčiau kažkaip Dievą, kažkokiu ten fiziniu būdu ir panašiai, tikrai ne. Bet patirtis buvo tokia, kad suvoki, kad šis asmuo yra.
Tai čia vienas dalykas, kuris mane šokiravo. Ir kitas dalykas, kurį patyriau, buvo tas, kad tas asmuo, kuris yra, jis mane be galo myli. Ir ta meilės patirtis, jinai buvo didesnė už mano šeimos meilės patirtį, kur, aš tikrai jaučiau, kad mano šeima mane be galo myli, be galo stengiasi, dėl manęs brangina, žodžiu, tikrai daug tų gerų dalykų. Ir ta meilės patirtis, ta Dievo meilės patirtis, jinai pranoko šitą patirtį, jinai pranoko mano draugų meilės patirtį, jinai pranoko mano tuometinio draugo patirtį, ne kaip mane myli. Ir ta meilė, jinai yra kaip tsunamis, ta prasme, jinai nudaužia gerąją prasme. Ir su ta patirtim aš kažkaip supratau, kad, palauk, bet tai čia viskas iš esmės kitaip yra, negu aš, gyvenau iki tol. Iš esmės kitaip. Na va, ir pradėjau kelti tą klausimą, tai ką aš galiu daryti, ne? Kokia ta mano kryptis, ko aš trokštu, kas čia vyksta, žodžiu. Ir atsimenu, buvo mūsų parapijoje toks maldos vakaras, kurio metu meldėmės prie tokio Lietuvos jaunimo dienų kryžiaus. Kadaise, seniai, Lietuvoje vykdavo tokios jaunimo dienos. Ir prieš vienas iš tų jaunimo dienų per Lietuvą, per visas Lietuvos bažnyčios važiavo toksai Lietuvos jaunimo dienų kryžius, toks nemažas, žodžiu. Ir buvo kvietimas kiekvienai bendruomeniai jaunimo turėti tokį maldos laiką prie to kryžiaus, kažkaip melstis galbūt ir apie savo pašaukimą ir tiesiog nuklausyti, ko Dievas trokšta, ne, ir ko tu pats trokšti. Na va, ir turėjom tokį maldos vakarą mūsų parapijoje. Ir atsimenu, kunigas tuo metu mūsų jaunimo grupelę lydėjęs, sako, jūs nebijokit prieiti prie to kryžiaus. Nebijokit, ateikit prie jo, žodžiu, pasimelskit, prisilieskit prie jo. Ir jisai kalba tuos dalykus, klausausi ir galvoju, kokias nesąmonės jis šneka. Ką čia, ta prasme, čia dabar man eit prie kažkokio kryžiaus, čia visi mato, o tai kodėl čia taip eit? Ir žiūri, mano draugai visi vienas po kito eina, ten kažkas verkia, ten, žodžiu, tiesiog vyksta veiksmas ir tirpdo mano tą tokį skeptiškumą ir tuo pačiu aš atpažįstu, kad aš pati labai noriu, tiesiog kažkaip prieit prie to kryžiaus, melstis, o viduj tokia kažkokia baimė, kažkokia gėda kyla, kad tai ką čia kiti pagalvos, aišku, nieko jie nepagalvos, bet tokia kažkokia vidinė drama, tokia lygioj vietoj kylanti. Bet man ten viduj rimta kova vyko tuo metu, kad galvoju, ne, aš tikrai neisiu, čia nesąmonė, o tuo pačiu širdis sako, kas čia per nesąmonė, tai pirmin, žodžiu, tu jauti troškimą, tai keliauk. Ir šiaip ne taip, aš ten prie to kryžiaus vis dėlto priėjau melstis ir atsimenu kažkaip prisiliečiu aš prie to kryžiaus, laikau aš jį ir klausiu tiesiog Dievo, sakau, Dieve, bet tai ką man daryti su savo gyvenimu? Tiesiog, su tokiu pasimetimu klausiu, tai ką man daryti? Kiek su tuo visų troškimu, kurį aš savo širdį turiu. Ir tos maldos metu, vėlgi, nebuvo, kad ten kažkokį balsą iš dangaus išgirščiau, bet atėjo labai labai aiškus suvokimas, kad vienuolinis gyvenimas. Ir tas atsakymas, jisai buvo, tarsi tu dėliotum puzlės dėlionę, kokių ten 5000, sakykim, dėlioji ir kažkur pasimeta viena detalė. Ir, trūksta jos, ne, kad pilną tą paveikslą sudėtum. Ir man ta mintis, tas atsakymas, jisai buvo kaip ta trūkstama detalė viena. Kai tu įdedi ir supranti, kad, kas čia.
su šeima, tai tikrai buvo sunku šeimai sužinoti, ne, apie mano tokį sprendimą, man buvo labai sunku pasakyti, nes, kaip pasakyti, matau, kad tai yra skaudu. Ir tada man irgi skaudu. Tai kaip pasakyti, bet tai tada irgi priverčia labai stipriai pasverti sprendimą. Nes kai tu matai, kad pasirinkimas, kurį darai, labai skaudina tau pačius brangiausius žmonės, tu negali rinktis ant durniaus. Tai iš tikrųjų tai, kad aš mačiau, kad mano šeimai tai yra ypač skaudu, aš labai, labai apgalvotai ėjau į tą pasirinkimą. Tai šeimai buvo sunku pasakyti, buvo jautri, sunki reakcija, bet kažkaip dabar džiaugiuosi, kad mato, kad šiaip jau viskas gerai, ne, aš esu savo gyvenime, esu apsčiejame, esu tame, ką mane Dievas kviečia ir kame aš trokštų būti. Ir tada, ir šeimai yra visai kitaip, ne, priimti tuos dalykus. Tai, nors matau, kad ir šiandien yra sunku, bet kažkaip vis tiek priima. Taip, kai pasirenki vieną, nepasirenki kito. Tai, čia buvo sunku. Buvo sunku, todėl, kad, labai mylėjau jį ir labai šiaip fainas santykis, faina draugystė buvo ir kažkaip tikrai ir gera kartu būdavo leisti laiką ir bendrauti. Ir čia gal, iš dabartinės perspektyvos žiūrint, tai negražiai aš su juo pasielgiau, todėl, kad aš jam apie savo visus svarstymus, apie vienuolinį gyvenimą, apie dalykus, kur šiaip jau nuvertęs aukštinkojo mano gyvenimas, aš su juo net nedrįsau kalbėti. Ir aš net nedrįsau pasakyti, kad, žinai, aš einu į vienuolyną, ne, kažkaip, kad mano toksai gyvenimo būdas, aš tokį kelią renkuosi. Man buvo taip baisu jam pasakyti, visus šitus dalykus, kad aš tiesiog, kaip ten buvo, kad aš, man tada jau sekančią dieną turėjau išvažiuoti jau su sesėm ten atostogauti ir aš jau puikiai žinojau ir sesės bendruomenė žinojo, kad tai jau yra tas žingsnis, kada jau realiai aš ir įsitraukiu jau į bendruomenę, ne, jau kažkaip pradedu tą kelionę. Tai aš prisimenu, kad dar man atrodo, kad iš vakaro mes dar susitikom, mes dar kartu važiavom prie ežero, taip kažkaip pabūti ir aš suprantu, kad tai yra paskutinis, mūsų toksai, laikas kartu, kada mes, tiesiog, leidžiam tą laiką drauge ir aš jam neišdrįsau pasakyti šito. Tai dabar, taip žiūrint, tai atrodo labai žiauru. Ta prasme, tikrai tai pasielgti su žmogum ir nebrandu, ir ten jėtau, visą ką, žodžiu, daug tų dalykų, bet tuomet aš tiesiog nesugebėjau kitaip pasielgti, kaip tik taip. Taip, kiekviena iš mūsų bendruomeniai turime tam tikras tarnystės, tam tikras veiklas, įsipareigojimus, kuriuos mes atliekam, į ką įsitraukiam, bet esminis dalykas ir mūsų konkrečiai bendruomeniai yra tas, kad iš esmės nesvarbu, kokią tu veiklą atlieki. Nes bet kokią veiklą, kurią daro vienuolės, gali daryti bet koks žmogus. Mes, pavyzdžiui, turime darželį katalikišką, ne? Ir dirbam su vaikais. Tai realiai, tai kiekvienas žmogus gali dirbti darželyje ir ugdyti vaikus. Tačiau per tą darbą, kurį mes atliekame, mes tą charizmą, apie kurią kalbėjau, liudyti nukryžiuotojo Kristaus meilę, mes per tą veiklą, per tuos konkrečius darbus, mes šitą nešam žinutę. Šitą mintį ir šitą gyvenimo būdą ir šitą santykį.